Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu seniūnai tyčiojosi iš Jėzaus kalbėdami, kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbė, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam peraugusio vyno ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas, šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį. Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę, juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Paskutinį liturginių metų sekmadienį mes švenčiame Kristaus karaliaus šventę. Ką reiškia Kristaus karaliavimas? Ką mums reiškia karaliavimas, mes visi puikiai žinome. Mums visada karaliavimas siejasi su prestižu, galia, turtais. Nuo pat pradžių piktoji dvasia siekė pasiūlyti Jėzui sėkmingo gyvenimo modelį. Piktasis jam prisistatydavo ne kaip priešininkas, bet kaip draugas. Kaip tas, kuris troško jam gero. Kaip sėkmingo gyvenimo patarėjas. Piktasis nėra menininkų vaizduojama ta pabaisa su ragais ir uodega. Piktasis yra ta žmogaus dalis, kuri siekia jį nužmoginti. Kiekvienas mes turime savyje tą dalį, kuri nori mus nužmoginti. Tai ir yra piktasis. Todėl piktasis duoda pasiūlymus, kurie kyla iš žmogaus vidaus. Ir tų pasiūlymų turinys yra toks, kad žmogui atrodo, jog norima, kad jam būtų gerai. Jėzus lygiai taip pat buvo gundomas, kaip mes gundomi. Jis jautė savyje pagundą realizuoti gyvenimą pagal modelį, kuriuo remiasi šio pasaulio didžiūnai. Tačiau dabar mes matome šios dienos Evangelijoje Jėzų ant Kalvarijos kalno. O tai reiškia, kad jis karaliavimą suprato visai priešingai, nei jam siūlė piktasis. Jėzus turėjo visas galimybės tapti labai dideliu, populiariu žmogumi. Žmonės norėjo jį pasigriebti ir paskelbti savo karaliumi. Nes jis buvo populiarus, pats populiariausias jų tarpe žmogus. Taigi norint
tapti dideliu žmogumi reikia sekti šio pasaulio išminties kriterijais. Jėzus jautė tą pagundą. Būtina pasakyti, kad Dievo karalystės suvokimas ir pasaulio karalystės samprata iš esmės skiriasi. Pilotas klausė Jėzų, ar tu esi karalius? Jėzus jam atsako, taip, aš esu karalius. Pilotui karaliaus modelis yra imperatorius Tiberijus. Tuo tarpu Jėzus turi visiškai kitokį įsivaizdavimą, kas yra karalius. Apie Jėzaus kuriamą karalystę žemėje daug kalba Naujasis testamentas. Iš viso net 122 kartus, o 90 kartų išėjo tiesiogiai iš Jėzaus lūpų šie žodžiai. Pradėjęs viešą veiklą, jis sako, Dievo karalystė yra čia. Kitą kartą Jėzus sako, Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Gyvenimo pabaigoje sutinkame jį ant Kalvarijos kalno. Virš kryžiaus yra užrašas Žydų karalius. Bet kur yra jo sostas? Jo sostas yra kryžius. Kas yra jo tarnai? Tai minia susirinkusi pažiopsoti reginio, spektaklio. Kur yra jo kariuomenė? Du plėšikai nukryžiuoti šalia. Štai koks yra šitas karalius. Pažvelkime atidžiau į 3 skirtingas grupės esančias ant Kalvarijos kalno. Pirmą grupę sudaro raudanti liaudis. Lukas skirtingai nuo kitų sinoptinių evangelistų teigia, kad žmonės sustoję aplink kryžių žiūrėjo. Jie žiūri spektaklį ir negali suprasti, kad žmogus, kuris niekaip nereaguoja į smurtą, gali būti karaliumi. Kiti evangelistai rašo, kad žmonės sustoję verkė. Tuo tarpu Lukas, tiesiog žiūrėjo spektaklį. Lukas pristato žmonės, kurie šiaip nesupranta, kas čia vyksta. Vėliau jis pasakys, visa minia susirinkusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi, muždamiesi krūtinę. Lukas nori pasakyti, žmonės šiaip nėra kalti, jie tiesiog nesupranta. O tie, kurie turėjo jiems paaiškinti apie tikrąjį karaliavimą ir apie naują karalystę, liko tiems žmonėms abejingi. Antrą grupę ant Kalvarijos kalno sudaro seniūnai, tai yra valdžios atstovai, kurie šaipėsi iš Jėzaus. Kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbėja jis, Dievo išrinktasis Mesijas. Atkreipkime dėmesį šitos grupės mentalitetą, kuris atsiskleidžia į jų pasakymę, išsigelbėk pats. Tai yra, galvok pats apie save. Matome, kaip piktasis, kuris visą gyvenimą gundė Jėzų, sakydamas, tik žiūrėk, koks esi šaunuolis, galvok apie save. Dabar vėl, pasitelkdamas didžiūnus, sako,
gelbėkis pats. Tokia yra esminė piktojo ir šio pasaulio pagunda siekiant karaliauti. Nesugalvos dėl kitų, galvok tik apie save. Tada karaliausi šiame pasaulyje. Jeigu tu nužengsi nuo kryžiaus ir parodysi savo galią, mes seksime tave. Šio pasaulio karaliavimo esmė yra galia. Tačiau Jėzus, norėdamas parodyti naujo karaliavimo būdą, negali nužengti nuo kryžiaus. Jeigu jis nužengtų, jis nesiskirtų nuo šio pasaulio karalių. Trečioji grupė yra kareiviai. Jie šaiposi, duodami gerti actu. Kareivius šiaip reikia užjausti. Jie ilgą laiką yra atskirti nuo savo šeimos. Didžioji dauguma jų yra atvykę iš Sirijos, kai kas galbūt iš Italijos. Už nedidelį atlygį jie vykdo terorą prieš žmones, turinčius skirtingą kalbą ir papročius. Seniai jie yra nematę savo žmonų, neglostę vaikų galvų. Tarnybos metu jiems išsitrynė normalūs žmogiški jausmai. Taigi šie kareiviai duoda Jėzui gerti actą. Jeigu vynas yra meilės simbolis, tuo tarpu perrūgęs vynas virsta actu. Kada mūsų meilė virsta actu? Tada, kada yra jinai nukreipta į save. Meilė nukreipta į kitą asmenį yra vynas. Meilė nukreipta į save yra actas. Savanaudiška meilė virsta actu. Ką sako kareiviai Jėzui? Jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Matome, kaip piktasis įsikūnija į viršininkus ir kareivius, kurie yra įpratę ginti šio pasaulio karalystės. Tie kareiviai kartoja tą pačią mantrą: gelbėkis pats. Būkime labai atidūs, kai išgirstame savyje šitą balsą: galvok apie save, žiūrėk savo interesų. Žinokime, kad tas balsas ateina iš piktojo. Kareiviai, kurie buvo auklėjami tikėti jėga, ginklais, vertina tik tuos, kurie kitus nugali, laimi prieš kitus. Jie nesupranta Jėzaus karaliavimo, nes jis yra pralaimėtojų, skriaudžiamųjų pusėje. Siūlyčiau atkreipti dėmesį į dar vieną specifinę grupę, kuri yra ant Kalvarijos kalno, tai yra nusikaltėliai. Nusikaltėliai, kurie kybojo ant kryžiaus šalia Jėzaus. Vienas iš nukryžiuotojų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: ar tu ne Mesijas, išgelbėk save ir mus. Ir vėl ta pati mantra: išgelbėk save. Jau trečią kartą piktasis pasirodo ir sako Jėzui: galvok apie save. Jei tu būtum paklausęs manęs, nebūtum čia atsidūręs. Tu būtum tapęs dideliu žmogumi. O dabar esi prikaltas prie kryžiaus. Taigi matai, kad aš esu teisus. Patikėk pagaliau manimi. Aš tau jau trečią kartą sakau:
tą patį. Galvok apie save. Kaip matome, piktasis gyvena mumyse ir nesvarbu, kas mes esame, kartoja mums tą pačią mantrą. Galvok apie save. Kito nusikaltėlio žodžiai skiriasi nuo pirmojo. Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Šis nusikaltėlis Jėzų laiko draugu, nes vadina jį vardu. Pažįsta jį kaip bendrą keleivį. Visą Jėzaus gyvenimą šalia jo buvo nusidėjėliai, visuomenės atstumtieji. Gyvenimo pabaiga neišimtis. Jis yra tarp mūsų, nors nėra padaręs nieko blogo. Žmogus, kuris yra laikomas toliausiai nuo Dievo, pirmas pripažįsta naująją karalystę. Ne rašto aiškintojai, ne vyriausieji kunigai, ne valdytojai, ne tie, kurie yra kryžiaus papėdėje, o nusikaltėlis. Jėzus jam atsako, šiandien su manimi būsi rojuje. Ta žodis šiandien Jėzaus yra paskelbiamas labai iškilmingai. Evangelistui Lukui žodis šiandien yra be galo svarbus. Jis visuomet pasigirsta kaip didingas Dievo išganymo paskelbimas. Prisiminkime, Betliejaus piemenims, šiandien jums gimė išganytojas. Nazareto sinagogoje, šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Išgydęs paralyžiuotai, šiandien regėjome nuostabius Dievo darbus. Dar du šiandien girdime Jėzaus susitikime su Zachiejumi. Šiandien turiu apsistoti tavo namuose ir vėl šiandien išganimas atėjo į šiuos namus. Paskutinis. Šiandien yra pats gražiausias. Jį Jėzus ištarė ant Kalvarijos kalno. Šiandien su manimi būsi rojuje. Bet kas yra tas rojus? Žodis rojus ateina iš senovės persų žodyno. Apiridizain. Šis žodis reiškia didelį sodą. Žaliuojantį parką, kuriame trykšta gėlo vandens šaltiniai, kur auga vertingi vaismedžiai, ore sklando puikūs gėlių aromatai. Tai ir yra Pardes, Paradizos. Vėliau šį sodą pristatys Biblijos tekstas. Naujajame testamente šis žodis pavartotas tik 3 kartus ir iš kurių vienas sykį, kaip girdėjome šios dienos Evangelijoje, buvo šitas žodis skirtas piktadariui. Apie gerąjį Latrą yra sukurta daug labai gražių legendų. Vieną iš jų randame apokrifinėje Nikodemo Evangelijoje. Ten minimas šio piktadario vardas Dizma. Ir pasakojama, kai šventoji šeima bėgo į Egiptą nuo Erodo persekiojimo, juos užpuolė plėšikai. Ir vienas iš tų plėšikų buvo Dizma, kuris apgynė Nazareto šeimą.
Jėzus nusikaltėliui nesakė, kad jį prisimins, kai nueis į rojų. Jis pažada jam, kad pasiims jį kartu į rojų. Kaip matome, Jėzus nereikalauja iš nusikaltėlio, kad jis pirmiausia atsiteistų, kad jisai pirmiausia pradėtų praktikuoti dorybės. Ne. Nes Dievas yra tas, kuris dovanoja dovanai. Dievo meilė nėra premija. Dievo meilė yra dovana. Jėzus neatėjo į pasaulį, kad išsaugotų savo gyvybę, bet kad ją dovanotų. Šio pasaulio karaliavimas reiškia piktojo sekimą. Gelbėkis pats, galvok apie save. Tuo tarpu naujasis karaliavimo būdas grindžiamas visišku atsidavimu, gyvenimo dovanojimu. Jėzus ateina į pasaulį ne pasiimti gyvenimo, bet jį duoti dovanai. Štai kodėl negirdime nuo kryžiaus jokio neapykanto šauksmo. Iš ten sklinda tik meilės žodžiai. Esame kviečiami apsispręsti, kokioje karalystėje norėtume gyventi. Dievo ar pasaulio? Jei Dievo, tai turime ir rinktis tos karalystės gyvenimo modelį. Jeigu mums priimtinesnis senosios karalystės modelis, kągi, esame laisvi rinktis. Tik turėkime omenyje, kad tos karalystės karaliavimas grindžiamas principu. Gelbėjimasis yra kiekvieno skęstančio reikalas. Išpažinkime savo tikėjimą.